Ką iš objektėlio šiame video parodysiu, kaip susimontuoja plokščio stogo vandens nuvedimas. Pasislėpia į fasadą kaip. Tai vat, matote šitaip vat. Tai elementarus vamzdis, toksai 110 kanalizacijos ir sienoje tikrai nereikia raudono. Raudonas skirtas žemiai nuo suspaudimo. Ir va taip, vamzdį maunam į tokį armafleksą. 18 mm jisai skirtas nuo kondensato. O, žodžiu, taip atrodo. Tai va, ir vamzdį atitraukiame 5 somus. Šį čia dedasi per plokštės 5 cm, kad neperšlalinėtų ir kad viduj nebūtų niekada kažkokio rasojimo ar kažko. Ir taip ant laikiklio va, išnešam, jungimai susiklijuoja, va taip pat viskas atrodo. Va taip, aš suprantu, turėtų būti padaroma. O čia jau paskiau į nuotekas pasijungia arba per dėžutę, arba tiesiog. Pasidalinkit, kaip jūs darot, arba turit klausimų, tai parašykit komentarą. Iki sekančio.